Sveiki, paaiškinsiu, kaip pasijungti kamerą LTL510mm, kad siūstų MMS per Edge kortelę. Taigi, visų pirma reikės Edge kortelės ir ją įsidėjus į mobilų telefoną nuimti PIN kodo reikalavimą. Edge kortelę įdedame į MMS modulį ir sudedame baterijas. MMS modulio neuždedame ant kameros korpuso. Pačią kamerą per USB laidą prijungiame prie kompiuterio. Tada einame į nustatymus kameros. Galime pasiimti, kad tik tai vien nuotraukas fiksuotų ir kad fiksuotų tik video ir nuotraukas plus video. Tai aš imsiu nuotraukas plus video. Čia video raiška, nuotraukų dydis 12 megapikselių, kuo ryškesnis, to geriau. Čia timestamp, nežinau kodėl, bet reikia padaryti off. Kas žinote, pakomentuokite komentaruose. Padarys kiek nuotraukos jūs, padarys, kad dvi nuotraukas, ta prasme, fotografuotų, bet siūs tik tai pirmąją nuotrauką, kuri yra gana prastos kokybės, bet išžiūrėti įmanoma. Sensitive normalus. Čia 10 sekundžių filmuos, nežinau kodėl dabar, kai siunčia MMS, daugiau kaip 15 ar 10 sekundžių neleidžia padaryti, kad filmuotų. Toliau intervalas, kas kiek nuo pirmojo judesio daviklio su jautrumo vėl judesio daviklis suveiks. Tai aš visada dedu kas 30 sekundžių, kažkodėl man tai patinka. Toliau kaip ir būtų viskas, tai dabar reikia įrašyti kortelę tiesiog. Susirandame, kur yra kameros atmintis ir tai padarome. Generate. Toliau nustatome MMS setup. Pasijungiame manual ir tiesiog suvedame duomenis, kuriuos štai matote savo ekrane. Čia skirti šitie duomenys Edge kortelei, pabrėžiu. Rašome telefonų numerį, būtinai rašome 370 pradžią ir paskui jau savo telefonų numerį ten, koks jau bebūtų, kaip sakant, XXX. Elektroninį pašto adresą patartina, kad būtų elektroninis paštas be skaičių. Tai būtų paštas@gmail.com ir tiesiog account MMS ir password MMS. Čia galime įvesti papildomus elektroninį paštą ir telefonų numerį. Ir tada vėl išsaugome kameros atmintyje ir generate. Čia rašo, kad telefonų numeris yra blogas, bet įvedus pilną telefonų numerį rašys, kad yra gerai. Ir išjungiame. Viskas, atjungiame kameros USB kabelį nuo kompiuterio. Įjungiame kamerą į test režimą, parašau, kad susifalai, duomenys gauti, kažkas ant tokio. Tada už kelių sekundžių parašau, kad nėra prijungtas MMS modulis ekrane. Tada jau galime išjungti kamerą ant off, uždėti MMS modulį ir įjungti vėl test režimą. Įjungus test režimą, kamera supipčios du ilgus kartus. Reiškia, duomenys yra suvesti gerai ir kamera atpažįsta MMS modulį. Tada vėl išjungiame kamerą ir nešame kabiname ir galime jungti on. Taigi būtų viskas. Savo pastebėjimus galite palikti komentaruose, patobulinsime video.